Taip, gautas užsakymas, kad bėga vanduo. Ir vat matas. Teka, čia kaupės vanduo. Ir jisai va po ten lenda. Įpratė, kad ten į vidų. Tai va čia yra Veliuksų ir visų langų bėda. Tai dabar pradėsim naują langą, kuris yra ištisinis. Ir ten visur pabėgi. Taip, dabar langas padarytas bendrai neblogai. Pasisiūta prie šito. Kiti daveda varžtais ir tom baigti. Viršus irgi gerai sudvigubinta. Va, kaip būna kaip biškį. Šitą pusę irgi va. Viskas kaip ir gerai apskardinta, gražiai, neblogai. Jokio varžto nėra. Po šiai dieną Veliuksas klaidą daro, čia bėga tas varžtas. Čia jau varžtų nebėra. Ten apačioj tik tai. Nu ką, ardamės. Išsiardysim ir žiūrėsim, kas toliau. Nuardam stogą. Va. Kondensatai. Tik nuėmus stogą. Tai padaryta gerai. Tarpai tvarkingi. Kiek vandens. Visur šlapia. Tik stogą. Karliečias ten. Į drenažinį. Ateina tai. Į ten nuteka. Pamatuojam laipsnius. Tai ir jeigu matoma, rodo 9,7 laipsnį. Tai va, o čia dabar įdėtas langas skirtas 15 laipsnių, nu nuo 15, o dėsim, kuris skirtas 10 laipsnių. Tai ką, išardytas stogas. Lupsim langą. Nu, išluptos. Tai va, ką padarė Veliuksas. Prie tų skirdelį pridėjo tas tokias gumelės, kurios užsimaus ant čia. Va. Va, prie šito eina gumelės. Jos čia užsifiksuoja. Į tipą nepavarys vandens, bet čia kažkokia nelabai man tikinti nesąmonė. Čia viskas va sausa. Va, sename nėra gumelių apačioj ir viršuj. Kas naujame yra jau. Nardom toliau. Nu, pakeistas rėmas. Dėsim sijoną difuzinį. Nu ką, daleisim toliau, eisim kavos pertraukėlę. Dedam sijoną.